Labas. Čia aš. Sveikas. Kaip sekasi? Normaliai. O tau? Irgi nieko. Gavai laišką? Taip. Tu taip gražiai rašai, kad galėtum tapti rašytoja. Gerai jau. Kodėl nemėgi tai, Filai? Į mano langą šviečia mėnulis. Jis šiandien toks didelis ir kažkodėl labai geltonas. Taip. Kaip tą dieną, kai mes susipažinom. Tu atsimeni. Sugalvokim norą. Juokauji. Noras galvoja, kai krinta žvaigždės. O kai žiūri į mėnulį, norų niekas negalvoja. Vis tiek sugalvokim. Aš labai noriu. Labai. Ir tuoj pat. Pabandom. Aš jau sugalvojau. Ir kągi? Negalima sakyti, neišsipildys. Ne. Mėnulio norai visada išsipildo. Gerai, aš sugalvojau, kad po daug metų, kai augs mūsų vaikai, mes pabustume tokią naktį ir pamatytumėme tokį pat mėnulį. Nes po daug metų aš vis taip pat tave mylėsiu. Ir po 1000 metų. Galiu prisėsti? Žinoma. Ačiū. Nesutrukdysiu. Jūs juk kažko laukėt. Ne, tiesiog šiek tiek užtruko. Graži puokštė. Kažkokia proga. Tiesiog norėjau padaryti ką nors malonaus. Vadinasi meilė. Meilė. Taip, meilė nepaprastas jausmas. Kažkokiam žmogui mes galime pajausti simpatiją, prisirišimą. O tikrą meilę jauti iš karto, pirmą akimirką. Tikra meilė visada iš pirmo žvilgsnio. Ir būna, kad viena visam gyvenimui. Tik tada jie tikra. O būna ir netikra meilė. Būna, kad žmonės išsiskiria nepaisant to, ką sako vienas kitam. Man labai gaila, kad jums tai buvo nutikę. Bet juk be kartaus nepajusi saldaus. Daug kas gyvenime gali užgauti. Bet jeigu gyvensime tik senais prisiminimais, kurgi gauti naujų? Niekas nevyksta šiaip savo. Gal tai buvo jūsų likimas? Dabar juk viskas visai kitaip. Likimas tai nemalonus prasimanimas. Kodėl nemalonus? Todėl, kad neišvengiamas. O kam patinka neišvengiamybė? Kai kurių įvykių neišvengiamybė tai mūsų veiksmų rezultatas ir nieko daugiau. Vieni galvoja norus, žiūrėdami mėnulį, paskui susituokia, augina gražius vaikus. O kiti miršta nuo širdies priepuolio, bėgiodami ryte parke. Kiekvienas turime savo kelią. Žiūrėdami mėnulį. Aš tai pasakiau, nes jums su Ane tai pažįstama. Jūs pažįstat Anę? Ji mirs po 2 dienų, 6 valandą vakare. Po 2 dienų. Pirmadienį. Ta diena institute ji turės 4 paskaitas, paskui ji važiuos pas draugę. Iš jos išeis 5 valandą. Be 10 minučių 6 ji įsės į mašiną. 6 valandą mašina susidurs su sunkvežimiu ir apsivers. Žus 2 žmonės. Ji taip pat. Kai kas sako, netikėta nelaukta mirtis. Žmonės miršta tada, kai jiems lemta.
Ir mes negalime šito pakeisti. Žmogui galima palengvinti kančias, bet neįmanoma pakeisti jo mirties dienos ir laiko. Neįmanoma. Bėgiojant ryte, jūs juk taip sakėt. Jūs galėjote išgelbėti tą žmogų. Perspėti ir išgelbėti. Tai nieko nepakeistų. O gal jis tiesiog nebūtų klausęs. Negalima pakeisti natūralios įvykių eigos. Jeigu jam nebūtų sustojusi širdis, jis būtų nukritęs nuo laiptų. Jeigu ne laiptai, tuomet plyta nukristų nuo stogo. Šio žmogaus gyvenimo kelias baigėsi čia. Toks jo likimas. Jeigu jūs sako tiesą ir pirmadienį atsitiks tai, ką sakėt, aš noriu žinoti, kaip to išvengti. Ir ko jūs norite? Jeigu pirmadienį aš atvažiuosiu pas Anę ir mes visą dieną praleisim kartu ir niekur neisim, šito neįmanoma išvengti. Net jeigu jūs apie tai pasakysite ir net jeigu į niekur neis. Argi namuose taip saugu? Bet jeigu negalima to išvengti, tai kodėl jūs man visą tai pasakojat? Aš nebūčiau apie tai prabilęs, jei nebūtų įmanoma juos išgelbėti. Ir kaip tai padaryti? Kažkuris garsus žmogus yra pasakęs, gyventi reiškia jausti. Žmogus turi mirti ir tai pažeidžiama natūrali įvykių eiga, o tai neteisinga. Už tai reikia tinkamai sumokėti. Žmogus nemirė, jausmai gyvi. Jis kvėpuoja, mato, kalba, girdi. Suprantate, apie ką kalbu? Ne. Gerai. Ane gyvens, bet už tai jūs, būtent jūs, turite kai ką atiduoti. Tiksliau, 3 dalykus, kuriuos turi kiekvienas žmogus. Jūs atiduosite balsą, klausą ir regėjimą. Ir Anė liks gyva. Štai ir viskas. Tokios jūsų sąlygos? Tai ne mano sąlygos, bet kito kelio nėra. Ką reiškia atiduoti ir kaip tai apskritai įmanoma? Nebijokit, jūs nieko nepajausit. Jokių akių išdūrimo operacijų nebus. Bet jūs nebūtinai turite sutikti. Jūs galite pasirinkti. Aš nematysiu, negirdėsiu, nekalbėsiu. Kas man lieka? Jūs gyvensite, kaip ir Anė, juk ji jūs taip myli. Turiu jums pasakyti, kad jūs ne vienintelis susidūrė su tokiu pasirinkimu. Aš viską puikiai suprantu. Bet tai vienintelė išeitis. Priešingų atveju ji mirs. Taip, pirmadienį. Kągi, aš dar turiu su kai kuo susitikti. Neprašau atsakyti dabar. Aš lauksiu jūsų rytoj, čia šioje vietoje, tuo pačiu laiku.
Viskas nutiko taip, kaip jis ir sakė. Aня žuvo pirmadienį 6 valandą. Pateko į avariją. Visas tas 3 dienas nuo penktadienio iki pirmadienio aš stengiausi su ja nebendrauti, vengiau jos. Kaip nekeista, ji labai ir nesistengė susitikti. Pirmadienio vakarą, kai aš jau žinojau, kas nutiko, savo pašto dėžutėje radau Anios laišką. Vieną iš tų laiškų, kurie mane taip šildė ir dovanojo viltį, kad mes visada būsim kartu. Ta viltį, kurios nesugebėjau jai duoti. Mielasis, brangusis, aš nežinau, kada tu gausi šitą laišką, bet turbūt tada, kai manęs jau nebebus. Kaip sunku tai suprasti, bet aš ramiu vien dėl to, kad tu gyvas. Tu turbūt nieko nesupranti, man taip sunku rašyti. Aš verkiu, aš myliu tave. Kodėl tai turi nutikti būtent mums? Jis priėjo prie mane šeštadienį, kai išėjau iš instituto. O Dieve, mielasis, jis viską apie mus žinojo. Kažkoks senas, sulamdytas skrybelė, bet jis žinojo, ką tu man padovanojo mūsų pažinties metinį progą. Jis papasakojo apie mus viską, kaip mes susipažinom, koks mūsų mėgstamiausias filmas, kur mes ilsėjomės praeitą vasarą. Jis žino viską ir jis pasakė, kad tu mirsi. Taip, tu turėjai mirti šeštadienį 11 valandą, tave būtų partrenkusi mašina. Jis taip sakė. O kaip aš tada kankinausi? Aš to netikėjau, bet jis žinojo viską. Jis sakė, kad tavo mirties galima išvengti. Aš tam turiu atiduoti savo gyvybę. Mielasis, atleisk man, bet aš taip ilgai galvojau, verkiau. Aš sutikau. Jis pasakė, kad mirsiu pirmadienį. Nepaminėjo kada. Man tai baisu. Šiandien sekmadienis. Aš neiškenčiau ir paskambinau tau. Kokia laimė tave girdėti ir žinoti, kad tu esi. Jau vakaras. Turbūt aš jau tavęs nebepamatysiu. Kodėl mes? Mes dar tiek daug nepadarėme. O aš taip norėjau. Nepamiršk manęs. Aš visada tave mylėsiu. Iki pat pabaigos. Mylėsiu tave. Įgarsinta filmai.in